Taigi labas visiems. Aš įkeliu į YouTube tokį pranešimą, kad nuo vasario 5 dienos, taip, pas mane bus nuo rytojaus, taip, pas mane bus šitas tiesioginės transliacijas. Arba jeigu galėsiu, aš galėsiu taip filmuoti kaip ir dabar. Bet ir žiūrėkite, visi gi žino šitą, kaip tenais, paveikslas su numeriukais, taip. Tu tenais piešiai, surandi skaičiuką ir sudažai, tikrai. Tai vat, aš jau pasidariau beveik 2 nuotraukas. Taip, viena žuvytės, o antras kažkoks peizažas. Tai šiandien aš negalėjau kažkaip tingėjau. Bet žiūrėkit, rytoj aš nueisiu, nupirksiu ir tada žiūrėkit. Kada aš nupirksiu, tai aš pranešiu jums. Aš, kas stebite mano YouTube kanalą, taip, tai žiūrėkite, aš pranešiu, kaip ir dabar pranešu. Tai vat, aš jums pranešiu, kada jisai tikrai vyks. Rytoj tai būtinai. Tai ir tu pasižiūrėsiu, o paskui aš pranešiu. Tai va, aš jau susirašiau, bet žiūrėkite, aš rytoj tiksliai žinau, kad rytoj jau bus transliuojama ar per Instagram, arba per YouTube, kaip čia sueis. Jeigu reikės per YouTube, tai gal ir norėsiu. Arba jeigu neleis, tai tada aš per Instagram. Bet aš prieš transliaciją tai jums pranešiu, kur jisai bus. Tai vat, nes aš kažkaip tai grįžtu Aš grįžtu kažkur tai gal 16:40 ir tada aš galiu 7, pavyzdžiui, ne 7, o žiūrėkite, kol aš daeisiu, kol aš žinote, kodėl aš šiandien, kitaip norėjau paklausyti. Kodėl tu negali, pavyzdžiui, prieš 15, nes choras prasideda 15, tai vat. Tai pas mane 15 choras prasideda, taip. Bet žiūrėkite, pas mane valanda yra. Gerai, aš per valandą tai galiu padaryti pamokas. Bet, žinote, kodėl aš negaliu nueiti tiesiog ir nupirkti? Aš negaliu, nes tėvelis dar bus namie. O aš dar nenoriu, kad jiem piktųsi. Bet ir kažkaip taip. Tai reikės po choro man eiti ir tai kažkaip. Bet ir žiūrėkit. Gerai. Gerai, davai susitarėm, kad rytoj 18 valandą. Jeigu ne, tai aš pranešiu.
ir kur bus Instagram arba YouTube. Tai vat, tai geriausia būtų, kad aš viską daryčiau iš anksto, tai yra visus atsakymus parašyčiau šiandien ir va. Bet aš nežinau. Tai gerai. Tai rytoj susitarėm, o kai bus ketvirtadienį, tai aš nežinau, kaip bus, bet žiūrėkite, penktadienį aš dar nežinau, nes aš važiuoju namo. Taip, ir va taip kažkaip. Tai va. Jeigu ką, aš tiesiog negaliu tai daryti ir, daryti ir nieko neveikti. Ir nieko nežiūrėti. Aš turėsiu kažką tai pažiūrėti. Tai va. Ir aišku, tiesiog transliaciją ves. Bet jeigu jūs kažką norite paklausti, tai rašykite. Aš jeigu pasivesiu, tai atsakysiu jums, taip. Ir va. Tai dėl trečiadienio aš žinau jau, kad 18 valandą kažkur tai mes galim. Taip, o ketvirtadienį, penktadienį aš dar nežinau. Tai jeigu mažai bus pamokų arba išvis nereikės daryti, tai paleisti transliaciją anksčiau. Tai kol kas gerai. Sėste.